Labą dieną ir dėkim laboratorinio tyrimo specifika ir profilaktikos galimybės. Aš pasikartosiu, tai tuos, sakykime, skaidruolės aš tada greičiau peržvelgti. Taigi, ne naujiena, Mycobacterium tuberculosis mikroorganizmų kompleksą sudaro Mycobacterium tuberculosis, ovis ir africanum. Taigi, infekuoti asmenys gali susirgti iš karto, tai yra tuberkuliozė, ir gali išlikti sveiki, tai vadiname latentinė tuberkuliozė. Latentinė tuberkuliozės infekcijos forma gali pereiti į aktyvėją tuberkuliozės formą po kelių mėnesių ar net metų. Ir apie tuberkuliozės kontrolę svarbu kovoti dviem aspektais. Pirmasis būtų nustatyti ir kontroliuoti asmenys, kurie yra užsikrėtę tuberkuliozę, ir antrasis tai nustatyti pavojingus asimptomatinius asmenys, kurie turi latentinę tuberkuliozės infekciją ir užkirsti kelią jos išsivystymui į aktyviąją ligos formą. Ir šaltinis iš PSO, kadangi asmenų sergančių aktyvią ligos formą skaičius pasaulyje mažėja, tačiau latentinės ligos formos diagnostika ir gydymas tampa vis svarbesniu veiksniu, ką mes šiandieną iš tikrųjų ir gvildenam. Taigi apie tuberkuliozės diagnostiką šiek tiek toks schematinis pavaizdavimas, kad tai yra labai seni metodai sukurti XIX amžiaus pabaigoje ir iki šių metų nieko mes neturėjom ir tik tai 1990 metais prasidėjo gamma interferono sukūrimas ir naudojimas pirmiausia galvijams, o paskui jisai reiškia adaptuotas žmonių diagnostikoje. Ir aktyvioje tuberkuliozėje reiškia jau 20 amžiaus pabaigoje nuklinių rūgščių amplifikavimo testas atsirado. Taigi tuberkulino odos mėginys nieko naujo turbūt aš nepasakysiu, nes jau 3 pašnekovai minėjo. Dėl apribojimų naudojant šitą testą, asmenims neinfekuotiems tuberkuliozė dažnai klaidingai nustatoma šita liga. Tai dėl vakcinacijos ar kitų paplitusių bakterijų tai gali būti. Asmenims infekuotiems tuberkuliozė dažnai klaidingai gaunami neigiami rezultatai. Rezultato vertinimas yra po 2-3 dienų, net tie atvejai būna, kai asmenys neateina pasitikrinti dėl šių rezultatų. Ir yra subjektyvios priežastis, tai yra, sakykime, yra 2 skirtingi vertintojai ir 2 skirtingos nuomonės. Ir kad šitas testas yra pakankamai senas. Ir, sakykime, yra tokia lentelė, variacija tarp 3 skirtingų vertintojų ir, sakykime, žiūrėkime, po 48 valandų buvo 29 asmenys, A vertintojas 5 rado, B vertintojas 4, C vertintojas nieko nerado, sakykime, teigiamo rezultato. O po 72 valandų A vertintojas 9, B vertintojas 8 ir C vertintojas 3. Tai yra labai subjektyvu ir kiekvienas gali matyti vis kitaip ir vertinti šitą testą. Ir yra, reiškia, specifiškumas, tai yra duomenys iš Japonijos, daryti, reiškia, palyginimai, tai yra kvantiferono goldo ir mantų reakcijos, tai yra tuberkuliozės sergančių asmenų diagrama. Tai yra jautrus testas ir kai randama, reiškia, pakankamai tikrai tiksliai ir daugiau negu mantų reakcija visiškai, sakykime, nėra tiek daug rastų. Tai yra kartais ir net nemato mantų reakcija. Ir, sakykime, neinfekuoti asmenys irgi klaidingai teigiamų rezultatų daug yra randama. Taigi, tuberkuliozės odos mėginys dažniau teigiamas tiems asmenims, kurie neturi tuberkuliozės, nei tiems, kurie turėjo aktyvią tuberkuliozę.
Ir taigi apie gamma interferono sukūrimo istoriją labai trumpai. Australijoje 80 metais buvo labai didelė dėl galvijų tuberkuliozės paplitimo. Tiesiog dėl sudėtingumo atlikimo testo tuberkuliozės odos mėginio Australijoje tiesiog buvo galvojama, kad reikia surasti kažką tai naujo. Ir būtent grupiai mokslininkų iš Australijos, ir šiuo metu 3 netgi ir dirba šitoje kompanijoje, buvo pateikta užduotis sukurti naują testą, patogesnį ir aiškesnį galvijų tuberkuliozės diagnostikai. Ir atliktų išsamių tyrimų pasekoje buvo sukurtas pirmasis naujos kartos latentinės tuberkuliozės diagnostinis testas. Jau 90 metais viduryje grupė vadovaujama daktaro Peterio Andersono, tai yra iš Danijos valstybinio serumo instituto, pirmą kartą išskyrė MTB specifinius antigenus. Tai yra STAT6, CFP10 ir TB7.7. Ir manoma, kad šie specifiniai antigenai yra randami MTB genome ir jų nėra visose BCG atmainuose. Ir daugelį kitų mikobakterijų nesukeliančių tuberkuliozę. Ir visi šitie irgi mano minėti specifiniai antigenai padėjo sukurti aukšto specifiškumo testą, tai QuantiFERON Gold, nustatantį gamma interferono kiekį. Tai va, čia yra schematiškai yra pavaizduota. Tai yra, čia yra tie specifiniai antigenai, kurie yra mikobakterija tuberkuliozės genome. Ir tai yra lentelė, kuri yra aiškiai pavaizduota. Va, tai yra tuberkuliozės kompleksas, tai yra mikobakterija tuberkuliozės, afrikanom ir bovis. Yra randami šitie specifiniai antigenai. Šičia yra parodyta, tai yra BCG vakcinų gamintojai, kurių išvardintos vakcinos. Ir tai yra, matom, šitų antigenų nerandame, iš ko pasekoje, kad tas testas yra geras tuom, kad mums neduos kryžminių reakcijų, atliekant gamma interferoną. Ir yra dar begalė kitų mikobakterijų kamienų. Ir dar galime rasti kamienų mikobakteriją kanzasi, šitus specifinius antigenus, marinum ir šulgai. Ir yra labai svarbi šita dabar lentelė. Būtent po infekcijos patekimo ląstelinio imuninis atsakas, kada yra formuojamas, va būtent šitame mėlyną langą, kurį mes matome, šitas testas labai puikiai atsako į mūsų tos klausimus ir būtent latentinės tuberkuliozės infekcija nustato. Aktyviai taip pat galima, bet jau yra tam tikrų situacijų ir klausimų gali iškilti. Bet mes aktyviai tuberkuliozai turime kuo puikiausiai kitų diagnostinių testų. Dabar apie imunologinį pagrindą trumpai bandysiu aiškiai. Asmenų infekuotų tuberkuliozę limfocitai imunologiškai reaguoja į TB antigenus. Infekuotų tuberkuliozės asmenų kraujyje randami limfocitai, kurie atsako į tuberkuliozės antigenus. Ir QuantiFERONo technologija kraujo mėginių ląstelių stimuliacija su specifiniu antigenu. Ir infekuotų asmenų T ląstelės paveiktos būtent šio QuantiFERONo Gold antigenai sekretuoja gamma interferoną. Ir būtent to pasekoje, reiškia, mes ir pasigaminusio gamma interferono matuojame kiekį. Ir kas tai yra tas QuantiFERON Gold? Tai yra kraujo testas tuberkuliozei nustatyti. Tai yra ELISA testas, kuris nustato ląstelinį imuninį atsaką į tuberkuliozės infekciją ir sukėlėją. Tai yra visiškai specifinis tuberkuliozei, nustatoma tiek latentinė, tiek aktyvi tuberkuliozės forma ir jokios įtakos neturi BCG vakcinacijai. Dabar labai irgi trumpai apie kraujo paėmimą ir inkubavimą. Tai imami yra 3 mėgintuvėliai po 1 ml
yra inkubuojami mėgintuvėliai 37 laipsnių temperatūroje 16-24 valandas, jie centrifuguojami ir šaldytuve jie išlieka stabilus iki 4 savaičių. Tačiau yra keli pasirinkimai dėl kraujo mėginių surinkimo. Vienas, tai yra transportuoti kraujo mėginius į laboratoriją per 16 valandų be inkubacijos. Kitas pasirinkimas, tai yra per 3 dienas, tačiau jūs turite inkubuoti tos mėgintuvėlius 37 laipsnių temperatūroje. Arba galimybė juos kaupti. Tai yra, juos reikia ir inkubuoti, ir centrifuguoti, tiesiog nusiurbti plazmą, perpilti į Eppendorfo mėgintuvėlius ir juos užšaldyti. Žinoma, juos reikia sužymėti, kuris mėgintuvėlis, iš kurio išsiurbta, reiškia į kokį perpiltą, nes turi būti jie identifikuoti. Ir yra daroma ELISInis metodas, tai specialistai tai žino, kai atlikti, tai yra paprasta metodika, yra rezultatų vertinimo programa, bet jeigu jos ir neturėtų laboratorijoje, tai yra galimybė apskaičiuoti, tiesiog yra formulės nurodytos. Ir reikalinga įprasta laboratorinė įranga. Tai yra, nėra tokių reikalavimų, kad būtų reikalinga kažkokia speciali įranga. Jeigu laboratorijos specialistas darydamas rankiniu būdu, yra galimybė padaryti iki 250 mėginių, jeigu automatizuotumėm procesą iki 500 mėginių per dieną, manau, kad ir daugiau. Dabar apie rezultatų interpretaciją. Kai gaunamas teigiamas rezultatas, tai yra mikobakterija tuberkuliozės infekcija tikėtina. Teigiamas testo rezultatas neturėtų būti vienintelis pagrindas priimant sprendimą apie mikobakteriją tuberkuliozės. Turbūt visose diagnostinėse rinkiniuose tas sakinys yra pabrėžtas ir aš tą pakartosiu. Ir svarbu, kad prieš kelias savaitės atliktas odos mėginys su PPD antigenų mišiniu, į kurį įeina šitie visi specifiniai antigenai 3, gali įjautrinti limfocitus. Ir dėl šitos priežasties tikėtina teigiama reakcija. Teigiamo atsakymo priežastimi gali būti ne tik mikobakterija tuberkuliozis, bet ir mikobakterija kanzasi, šulgai arba marinum infekcija. Ir teigiamas Quantiferon Gold tyrimo rezultatas turi būti patvirtintas atliekant tolimesnius medicininius diagnostinius tyrimus. Neigiama, kada mikobakterija tuberkuliozės infekcija nėra tikėtina. Neigiamas Quantiferon Gold testo rezultatas nepaneigia mikobakterija tuberkuliozės infekcijos ar tuberkuliozės ligos egzistavimo tikimybės. Ir yra klaidingus neigiamus rezultatus gali nulemti infekcijos fazė, kai kraujo mėginys gali būti paimtas prieš ląstelinio imuninio atsako susidarimą, imuninės funkcijos sutrikimų ir dėl kitų ligų, nepakankamas kraujo kontaktas su antigenais, po kraujo paėmimo mėgintuvėlis turi būti nevartomas, bet tai yra vartomas, o ne stipriai purtomas. Ir netinkamos laikymo transportavimo sąlygos. Mėginys buvo laikytas šaldytuve arba šaldymo kameroje. Čia daugiau būtų aišku šitos taisyklės, kurie daro tą testą ir jie tą žino. Dabar aktyvios tuberkuliozės gamo interferono neigiama ir teigiama prognozuojama vertė. Čia buvo atlikta studija. Tirti 954 asmenys turėjo kontaktų su sergančiais tuberkuliozė ir palyginti su tuberkulino odos mėginiu. Tai yra rezultatai. Buvo tirti 954 asmenys ir čia iš jų buvo gauti 198 teigiami kvantiferono rezultatai, iš jų 142 teigiami, tuberkuliozės odos mėginys neigiami. Iš 5 teigiami, tuberkuliozės odos mėginys neigiami. Jie nebuvo gydyti ir 19 iš jų išsivystė į aktyviąją tuberkuliozės formą. 51 odos kvantiferon neigiami,
Oi, tai yra teigiami, atsiprašau. 49 taip pat teigiami. Buvo atlikta chemoprofilaktika ir neperėjo į aktyvią tuberkuliozės formą. Ir kita puselė, tai yra 756 kvantiferonų tirti asmenys buvo neigiami. 413 teigiami ir 343 neigiami. Jie nebuvo gydyti ir nebuvo pereita į aktyvią tuberkuliozės formą. Tai yra, nebuvo aktyvios tuberkuliozės progresavimo iki 3,5 metų. Ir studija parodo šitą iki 100% neigiamos prognozuojamos vertės. Ir kontaktų skaičius, kuriems reikalingas gydymas, kad išvengti ligos progresavimo į aktyvią tuberkuliozę. Tai jeigu reziumuojant, tai atlikus šitus tyrimus, daugiau nei 60 asmenų buvo reikalingas gydymas. Būtent mes galėtumėm pasitikėti naudodami kvantiferoną. Tai ir mažesnės programos sąnaudos gydomi tik tie, kuriems tikrai to reikia. Ir remiantis rekomendacijomis, tuberkulino odos mėginį siūloma pakeisti kvantiferonu. Čia irgi yra daryta ir vaikų studija, tirti 104 vaikai, buvo 36% BCŽuoti, kurie 6 perėję į aktyviąją tuberkuliozės formą progresavę. Kvantiferon teigiami išsivystė į tuberkuliozę, reiškia iš 21,6, neigiami išsivystė į tuberkuliozę 83. Taigi, ir dar iš studijų, tiesiog reziumuojant, tai yra jautrus testas, tiksliai nustato tuberkuliozę infekuotus asmenis, nustatoma tiek latentinė, tiek aktyvi tuberkuliozės formas, tai yra maksimaliai teisingi teigiami rezultatai. Ir yra jautrumas aktyviai tuberkuliozei 89–94%, poodinio testo jautrumas 65,8%. Ir testo specifiškumas leidžia tiksliai nustatyti asmenis neinfekuotus tuberkuliozę. Tai yra maksimaliai teisingi neigiami rezultatai. Specifiškumas yra iki 98% vakcinuotiems asmenims. Poodinio testo specifiškumas 35%. Ir išvados. Virš 120 straipsnių yra Quantiferon Gold. Atlikta daugiau nei 24 000 klinikinių studijų. Pasaulyje atlikta daugiau nei 750 000 testų. Nustatome tuberkuliozės infekciją tiek aktyvi ir latentinė. Didelis testo jautrumas. Aukštas specifiškumas. Testo rezultatų neveikia BCG vakcinacija. Paprasta atlikti. Taip neatsakymas tinka visoms populiacijos grupėms. Quantiferon testas įteisintas daugelyje šalių, tiek vaikams, živ sergantiems, asmenims su silpnu imunitetu, vyresnio amžiaus žmonėms, narkotikų vartotojams. Tai yra saugi kraujo paėmimo sistema, patogu transportuoti. Testo atlikimas gali būti automatizuotas, reikalauja nedaug darbo jėgos ir sąnaudų. Sumažina tuberkuliozės kontrolės kaštus. Taigi, gama interferono testas sugriovė ir tebegriauna 100-metės dogmas apie tuberkulino odos testą. Dėkoju už dėmesį visiems. Gal turėtumėt klausimų? Testo kaina yra iki 100 litų. Taip, bet tai priklausytų. Mes šiuo metu Lietuvoje, klientai mūsų atlieka tikrai nelabai daug tų testų, tai už tai ta kaina yra pakankamai aukšta. Todėl, kad yra atliekamas 1-2 testai ir pagal metodiką iš tikrųjų labai neekonomiškai. Jeigu mes darytumėm bent 10 testų, ta kaina galėtų būti net ir 70 ir 60 litų. O kokia molekulinio tyrimo kaina? Kuris yra daug informatyvesnis. Šiai dienai kokia molekulinio tyrimo kaina?
Ar tik tai nebus apie 200 litų ir daugiau? Kaip sakote? Negyvai irgi tai paduoda. Ir ką jūs pasakysite tam pacientui, kuris sumokės jums 100 litų? Ką? Gydys ar negydys? Vat yra tame yra visa problema, kolega. Pasaulio sveikatos organizacija, nepykit, kada... Gerai. Nėra patvirtinusi. Daug metų, 20 metų jau jis eina. Šiandien nėra. Yra pasaulio sveikatos strong not recommendation. Negalima pakeisti jo į tuberkulino testą. Tik tai greta galbūt, atskirom galbūt grupėm. Kitose šalyse, jūs nepaminėjus, Amerikoje naudojama atvykusiems iš kitų šalių, iš tų, kurios yra labai aukštų sergančių pakėlių. Ir mūsų žmonės, kurie važiuoja į Ameriką ir gauna vizas, ten atlieka antiperonų testus korektus. Aš ne prieš tos komercijos, jūs komercinė esate, jūs norite užsidirbti pinigėlius, bet būkime sąžiningi. Kolegos, 100 litų šiai dienai yra didžiuliai pinigai, bet ką, ypač jeigu įtarima dar tuberkuliozė. Geriau įsiaiškinkim gerai anamnezę, padarykime tam tikrus tyrimus, pigius, gerai padarykime, tėvus nukreipkime. Aš paskui truputėlį dar pakalbėsiu apie šitą situaciją. Yra daug būdų ir metodų, kur galima tuberkuliozę nukreipti. Bet aš nesakyčiau, kad 100% dabar mes darykim gamma interferoną. Aš tai siūlyčiau, sakykim, neaiškiems atvejams daryti gamma interferoną. Būtent, kada yra mantų reakcija, mums yra neaiški ir tada mes padarykim gamma interferoną. Gerai. Bet greta jo yra labai daug įvairių faktorių, kurie taip pat atsiliepia į antiperono testus. Todėl kalbėti apie tai, kad tai yra vienintelis testas šiai dienai, kuris padės labai gerai. Nėra tokio. Net tokia Vokietija, kuri yra nepaprastai turtinga, visiškai nesenai įsivedė šitą antiperono testo naudojimą, bet kartu su tuberkulino testu atitinkamai grupiai žmonių, kuriems reikia skirti biologinius preparatus. Bet čia galbūt aš sutinku, galbūt. Ir tai dar labai sudėtinga yra. Vat man vienintelis klausimas visada. Randa molekulinis tam tikras ląstelės dalį, negyvas. Ką jūs pasakysite, kaip elgtis tam ligoniui? Ir ką daryti gydytojui? Pas mane ne vieną kartą atėjo. Ką daryti? Ir svarbiausia, tiki labiausiai, su tam tikrais depresyviniais reiškiniais. Žmonės darosi visus tyrimus, išgirsta ir paskui, kada randa, ateina pas specialistą. Specialistas reikalauja gydyti. Apie vieną minutę, aš pasakysiu paskui. Ir dar vienas yra pastebėjimas, kolegos. Darote tokius didelius pranešimus. Vis dėlto šiai dienai tuberkuliozė sukelia 8 tuberkuliozės mikobakterijos rūšis. Ne 3. Dėkoju už pastebėjimus. Žiūrėkit, mes kalbam apie ką? Jeigu aš teisingai suprantu, tai mes kalbam apie interferoną.
Labai atsiprašau profesorių, bet iš tikrųjų molekulinis testas mums parodys, kai yra aktyvi tuberkuliozė. O kvantiferonas naudojamas būtent latentiniai tuberkuliozės infekcijai. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Būtent nustatyti latentinį Taip, tai visiškai skirtingi dalykai, už tai jų negretinkim, jie tikrai greta negali būti naudojami. Ir aš dabar tiesiog noriu truputį istoriją papasakot, kodėl šitą konferenciją gimė ir kodėl vis dėlto ko ir tikėjomės diskusijų daugiausia sulaukė, nes tikslas ir buvo pristatyti kvantiferoną. Kaip matėm pranešime, kvantiferonas Food Drug Administration patvirtino 2004 metais. Pasaulyje atlikta 750 000 tyrimų. Ir iš tikrųjų aš pasidomėjau, ką Pasaulinė sveikatos organizacija rekomenduoja šiuo atveju. Tai iš tikrųjų nerekomenduojama atlikinėti neturtingose ir vidutiniškai pasiturinčiose šalyse. Nes tuberkulino mėginys šiai dienai yra žymiai pigesnis. Bet ką mes turime gyvenime? Gydytojas sakė, tuberkulino mėginių privalomai, kurie turi būti atliekama tik 50%. Taip, girdėjau iš salės, sakė, jokių problemų atlikti tuberkulino mėginį. Iš tikrųjų yra. Mes turim labai daug mažų šeimos gydytų kabinetų. O atidarius vieną tuberkulino ampulę reikia atlikti 10 pacientų. Reiškia, mes turim surinkti tuos 10 pacientų. Kitas klausimas. Taip, tai yra komercija. Vėlgi, kodėl yra komercija? Todėl, kad kada mes pradėjome organizuoti šitą konferenciją, mes kreipėmės į užkrečiamų ligų AIDS centrą. Pasirodo, tuberkuliozė neužkrečiama liga. Nes užkrečiamų ligų ir AIDS centras nekuruoja tuberkuliozės. Tai galbūt ir dėl to mes mažai žinome. Pasižiūrėkime, živ nustatyta 166 atvejai per metus. Bet mes žinome ką? Kada tirti, kaip interpretuoti, ką daryti toliau, kur patvirtinti, kur siųsti, ką mes žinom apie tuberkuliozę. Turime grupės, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį, kuris pasirodo yra problema. Kitas dalykas. Kodėl ėmėsi organizuoti visą šitą dalyką, endemic diagnostika. Žinau daug neigiamų nuomonių apie mūsų laboratoriją, bet mes tikrai stengiamės dirbti daktarams ir ypač pacientams. Mes turime puikią logistiką. Tai yra kraujai paimti pas jūs, jūsų gydymo įstaigoje mus pasieks per 16 valandų. Ir tai galima atlikti visoje Lietuvoje. Ko mes tikrai kviesime pradžiai komerciškai, o po to aš manau, kad tikrai valdžios atstovai išgirs mus ir susimastys, ką daryti ir kaip diagnozuoti tuberkuliozę. Nes Amerikoje tuberkulino mėginių nebetlieka. Yra pakeista. Atlieka tik tai interferoninius tyrimus. Vokietijoje ir Anglijoje tai yra 2 etapų tyrimas. Iš pradžių tuberkulino mėginys, visiems teigiamam yra atliekamas interferoninis tyrimas.